Šiandien aš esu gamtoj, miške ir greitų metų mes turėsim pasivažinėjimą, po to medžioklę, važiuosim į šaudyklą planuojam, bet iki tol aš noriu greitai pagaminti vieną labai skanų receptą mums į kelionę. Tai man čia iššūkis, nes šiandien aš gaminsiu bebrieną. Tai mes padarysime troškintą bebrieną, plėšytą tokią, sakysim, ir ją dėsime į sumuštinius. Receptas labai paprastas. Kodėl į sumuštinius? Nes turbūt jas yra paprasčiausia ir lengviausia pasiimti su savim į mišką, į medžioklę. O po to važiuosime bebrų medžioti. Kepsninę įsikaitinam iki maksimumo. Bebriukas. Dedam tiesiai ant tiesioginės kaitros. Pilam aliejus šiek tiek. Paskrudinam visą mėsą ir dedam daug įvairių daržovių. Dabar apie daržovės. Žinot, kaip yra, mes, pavyzdžiui, kai darom plėšytą mėsą, visi įsivaizduoja, kad plėšytai mėsai reikia prieskonių, kažkokio skysčio, dar kažko. Tai aš rekomenduoju visada įdėti daržovių, svogūnai, česnakai, pomidoras, morka. Viską sumetat, viskas išsitroškina, o po to visą tą permalate, kad būtų kartu, išmaišote. Žinokit, skonis pasakiškas. Tai mes dar pirsim šiek tiek ir alaus, tai pats tas. Viską pjaustom dideliais gabalais, nes reikės vis tiek, kad suvirtų, susitroškintų. Viską sumetam ir paliekam troškintis. Labai svarbu, kad gerai išsitroškintų, pridedam prieskonių, kokiu norite. Aš šiek tiek dar alaus įpilsiu, bet alaus pilsiu vėliau, kai nugaro šiek tiek sulčių nuo mėsos ir daržovių. Ir manau, kokią valandėlę ir po valandos, manau, kad mes jau turėsim paruošti. Nu va, šiek tiek alučio. Na, dabar paliksim troškintis. Manau, kokį dar pusę valandos ir jinai bus minkšta, plyštanti ir tiesiog idealaus skonio. Nu, užtrukom grubiai, dabar galvoju apie porą valandų. Štai kaip atrodo besitroškinanti mėsa, aš ją šiek tiek, jinai kaip paminkštėjo, aš ją dar supjauščiau. Va, kad jinai, nes kaip tikėjausi, kad labai smarkiai ir greitai pasidarys kaip plėšyta, taip greitai nesigavo, bet va, gražus, minkšti, skanus gabaliukai. Ir dabar aš parodysiu sumuštinį. Padažas, žinokit, čia labai svarbu, nes žiūriu, kad tokia ta mėsa saldumo šiek tiek turi. Tai majonezas, garstyčios, galit kokias turit, nebūtinai su grūdeliais imti. Ir kadangi yra mėsoje šiek tiek saldumo, citrina. Jeigu norite, galite įsidėti medaus ir medus, bus tas tradicinis medaus garstyčių padažas. Labai gerai. Pats sumuštinis, žiūrėkit. Dėkite visą laiką salotos, nes salota sulaiko visus skysčius, padažus, viską ir neleidžia prasisunkti pro duoną arba bulkutę, kokią jūs turite. Šitą dedat. Padažas. Mėsa. Mėsą traukti tiesiai iš sulčių, su visom sultim dėti. Va. Hop. Tada hop, ant viršaus. Ir žinokite, čia bus pakankamai sultinga, skanu, aš paragausiu, aišku. Todėl, kad salotą, šiaip reikia daržovių valgyti. Visas tas toksai kaip troškinys, padažas su garstyčiom, majonezu ir citrina ir bandelė. Skanaus.
Ir mėsa kokia skani. Skau, šiek tiek tokio saldumo, toks labai įdomus skonis. Esu girdėjęs daug mitų, kad jaučiasi ten karklas, žolė, dar kažkas. Nu, bet kad nelabai. Kažkaip rūkytam labiau jaučiasi netroškintam. Tai skanaus, va, laukiu kolegų, ateis tai pavalgysim ir važiuosime toliau. Moderniai pasižiūrėjau visi. Taip. Tai viskas gerai. O tavo kolega sakė, kad bus negerai. Gali man duoti biškį? Tu čia daug idėjai? Įdėjau. Nu, normaliai. Normaliai metai, jo. Nu va, pasižiūrėk, visos vieną vietą. Viskas, visus. Nu, jis tai pasakė, kad man taip turėtų mest pradėti. Numušė? Nu, bet ir slopina. Man tai įdomiausia, Nedraugiškas valstybė. bet šitągi, bet man buvo įdomu, ar jisai pertaisė, nesupranti. Pertaisė. Nu, Jokių pertaisė. problemų nėra. Aš tau sakau, kad gal ten viduj koks, nu, žinai, sistema padaryta. Geras jau kvapas. Čia kaip nuo moco benzo kvapas. Jo. Nu super. Reiškia, tegul Hebra ir organizuoja. Nu, Šoninės, reikia šoninės, apvinioji ir pašaudai. ir kepa. Čia, tau reikėtų šitą vėliau, kai šoninės nesiveži, nu. Blemba, reikia iš tikrųjų tokį bairį padaryti. Žinai. O kas čia? Šarūno klaus. Seniai ekspansinis turbūt. Ekspansinis? Taip ekspansuoja, kad jo papačia. Net negirdėsi, kada šauna. Rimtai? Nu. Kaip surykštė, nu. O komisai tu... Sulėtintas labai greitis. Čia 315 gal metrų per sekundę. Ne, Jo, čia- 200, ne 60. Arba tarp 280 ir Dėl to 3. garso nėra. Jo. Ir ant 50 metrų dabar va jį prisišaudau. Netgi 20 turbūt klikų reikėtų. Aš 30 metų. Ar 25, jo. Vis kaip iš to, kur būna tyrę, žinai. Kaip per filmą. Nu. Pasižiūrėk iš po lovos, iš koinės. Wow, milietas. Blizgintas Bet jau- inicialai. Matęs daug. Čia papasakosiu apie šitą. O koks čia paradinis. Čia ginklas. Aš bijau net prisilest. Pirštinės veltas reikia. Nu. Nu, blemba. Bet jis nėra sunkus. Šis 7,4 kalibras. Koks gražus ir ryškus vaizdas. Labai fainas. Aišku, jau žinai, gyvenimo matęs jau šiemet 10 metų. 16 pirkas. Įdomus koks. Jo, jo. Štucenas vadinamas iki buodžio, iki pat galo. 10 metų. Tai mes tam reiškia pažįstame kaip 12 turbūt.
O kaip pardavėjai, tai jisai buvo tokios, Šviesesnis biškis. va, tokios parketo šviesos. Jo. Tai aš specialų pirkau tokį balistolio tepaliuką ir aš jį pabėgiškai, po truputį tepdavau ir pasidarė toksai luksus klasės. Aišku, žinai, visur įbrėžimų visko. O šiaip tai dėl šito ženklo, tai aš vis būdavau Instagrame keliu, žinai, fotkės, pataginu Roslerio gamyklą, žinai, Austros. Ir jie būdavo vis nuotraukas perepostina pas save, žinai, tinklapį. Ir vieną kartą parašo iš gamyklos, sako, pas jūs matom šitas gripas jau toks labai senas, jau susidėvėjęs, tam toks paprastas buvo plastikinis su Roslerio raidė, žinai. Sako, mes jums padarysim su inicialais. For free. Ok, thank you, žinai. Ir jie atsiuntė ten po 2 savaičių galva šitą padarytą, žinai. Eik savo. Išgraviruota. Tai toks kaip tik per postus, žinai, o taip Instagrame. Tai fainai, žinai, taip. Jo, fainai. O, tai trekšlė. Viskas. Ai, ir jisai tiesiog daugiau net Daugiau neužsisuka. Šarūnai, Šičia geras, kad kokie mes- čia tie laikikliai? O klausyk, jo, tu man papasakok dabar. Ai, bet šitas laikiklis pas tavo universalus, tu ir ten turi tokį pat, ne, ten kitokį. Nu, čia pats tvirtinimas kitoks, bet pati bazė ginklo yra ta pati, vienoda. Ir tiesiog renkėsi pagal optiką. O čia ant pulsaro. Kieno čia? Numaunta. Firmas. Pas tavai, man atrodo, irgi tokia pati. Taip. Tamsoj nesimato. Ok, nu, čia toks kaip krilisis. Šitas tai geras, kad nepersuktum. Taip, taip. Ir, Jis būna... ir pavyzdžiui, blazerių yra va, tavo bazė kaip padaryta, tai būna kartais, kad su originaliais jauti, kad pavyzdžiui, ant vieno vamzdžiai laisviau, ant kito neužsisuka iš vis. Tai šitas išsprendžia šitą bėdą. Nu dabar pabandysim pasižiūrėti, kas čia gero. Plus. Pabandyk atsidaryti. Tu savo. Tiesiai, nu. O susivedęs? Tai aš dabar va, apsiskaičiavau viską ir susivedžiau iš karto. Nu, aš pabandysiu užsidės, nes aš Geras. balistiką susikrovęs. Irgi, o tai... Tiesiai į taikinio viršų, nu, į šito viršų, bet per liniją net pramušė. Medžiosim? Taip. Atvažiavom medžioklės sezoną, turbūt uždaryti, ne, kiek čia beliko? Ne, dar ne visai. Bet paminė tokį kaip pavasarį, žinai, ten vis tiek susiję labiau su pavasariu. Mes šiandien... Atvažiavom paminėti ir gavom lietaus. Pirmą pavasario lietą turbūt. Bet gal pašventino čia? Nu, dabar bus viskas gerai, man. Tai papasakok šiek tiek. Atvažiavom mes čia. Man tai atrodo visiškai šalia kelio vidury laukų. Bet visiškai prie pat kelio. Tai matai, kaip bebrai nesirenka kur būt, tai mes nesirenkam kuriuos medžioti. Tai esam klube Želvelė. Aišku, galim garsiau šiek tiek šnekėti, nes atsitraukiam nuo bebryno. Klubo Želvelė, po Šarūną irgi. Mes jau senai medžiojam. Ir pelkynų pas juos yra šiek tiek. Ir matai, pelkynė yra bebrynas. Jie su Irmantu apvažiavo dieną, apžiūrėjo, atrado šviežias maitinimosi vietas ir išsiskirstėm. Ok, tai realiai bebrui, kur būti, jam jokio skirtumo. Ta prasme, nebijo jisai mašiną užžiūrėti. Ne, nebijo. Tai aš netgi esu kažkada nufilmavęs bebrą Vilniuje prie Seimo. Dieną, va, su Hantu ėmė darbą. Yra, tai vienas iš pabėga, žinai. Gerai, ką dabar, pagrindinis, nežinau, taisyklės ar kaip bebrų medžiojami? Bebrai medžiojami šviesių paros metu, tai reiškia, kad nenaudojant visiškai jokios papildomos įrangos šviesos, tai nei termovizoriai, nei prožektoriai. Vienintelis dalykas, ką mes galim panaudoti, tai
monoklius arba va, tokius žiūronus, stebėsime tai pamatyti, nes dabar va, irgi realiai, nu, va, pilka aplinkui, ne, pilka, ruda. Čia pamatyti sudėtinga, nebent sujudės vanduo. Gali kažkuris išlindęs net nepamatysi. Gali būti, kad jau ir sėdi kur nors, bet matai, dar kitas dalykas, jį plaukiant irgi būna kartais sudėtinga pamatyti, tai matosi tik tai dvi akis, kadangi, nu, šilumos daugiausiai, o jisai visas šlapias. Taip, ir kartais būna išlipa ant kranto ir tu net nelabai sugaudai, ar ten tikrai bebras ar koks akmuo. Ir kol nubėga vanduo, kol jisai sušyla, žinai, tai tada jau gerai matai. Tai va ir viskas. Ir, žinai, sakau, pagrindinis dalykas, kad jie medžiojami tiesiog šviesių paros metu. Nu, mano atžvilgiu jis yra kenkėjiškas. Nes, žinai, ant namo vas neužgriovė 2 medžių, reikėjo jas pjauti ir kitą pusę užlinkinėti. Ant prie obels prisikabino, žinai, ir išpjovė ten nežinia kiek tų medžių. Tai pasimtų vieną ir graužtų savo, žinai, savaitę. O matau, vieną pagraužė, kitą pagraužė, kitą ir visus tiesiog kapoja. Tas tai taip, bet nieko nepadarysi. Pas mus vienas atvejis yra buvęs, kai bebrinė bebras nuleido kelis beržus, nupjovė. Žinai, o čia pasirašė jau žmogelis gyvenantis viršų ir ten jam ta pelkė priklausė. Sugalvojo Arkliuku nuvažiuoti susirinktos šitas beržas žiemą. Nuvažiavo, susirinko ir parsivežė. Nu, žinai, kai jau nupjauti, tai bebras, kam jos ten sugrauš, jisai susipjovė malkom. Tai pavasarį atėjo, čpoktelė kelias obelis jam sodė. Taip, už tai, kad susirinko. Bet, žinai, nu, negali sakyti, kad kenkėjiškas, bet jo veikla jo yra intensyvi ir inirtinga. Žinai, jo, jis toks dirbininkas. Taip. Tai pasižiūrėk, kokias pastato, kokius namus pastato. Iš esmės mes galėsim paskui prieiti iš arčiau ir namą pasižiūrėti. Nu, taigi ten, kur. O užtvankas kokias pastato. Užtvankas kokias pastato. Taigi kažkaip Latvijoje ir kur buvo, kad jau juos šitas net kariuomenės sprogdino į užtvankas, nes buvo tiek pristatę. Ar čia mitas buvo? Žinok, nežinau, bet mes esam sprogdinę. Jo, nes aš girdėjau, kad Latvijoje jau čia buvo rimta labai problema, kad jie tvenkdavo ir ten išardai vėl atsistato ir didelis tokias pastatė. Labai senai, kai dar buvo Nokia 8210 ant bangos, tai... Kol dar nefilmuodavo. Bet jinai jau filmuodavo. Tai toks dėdukas buvo biržose, kuris vienintelis turėjo sprogdintojo ten kažkokią licenciją ar kažkas panašaus. Bet bebrų namo negalima būdavo sprogdinti tik užtvankas. Tai mes jį buvom pasikvietę, velnės reikėtų dar kada nors surasti tuos video, tikrai dar jie kažkur pas mane kompi yra. Įspūdingai atrodydavo. Atneša 1,5 litro tokį butelį, padaro skylę, įleidžia, ten tokie laidukai išeina. Ne užkasa, žinau, ten, žinai, įleidžia. Nueina į šoną, ten tokį paima, pasuka ir yra ten, bet tai kai neždavo, tai žinok, oho, ten grumstai lakstė ir grumstai krūmai ten lakstė. Apėm iš kitos pusės dabar visas Darbininkų rajonas. Kaip ant aikštelės, ne? Jų namas daug geriau matosi, ten matosi pilna priverstų medžių. Tai čia tikrai tokia gal patogesnė vieta. Nu jo, daugiau matom iš tikrųjų, nes kampas kitoks ir ženkliai geriau. Ir čia buvo katinas, kuris ėjo medžioti. Tai jis renkasi irgi geras vietas. Bebras medžioja. Šiaip nejuda, bet ir aš plika akim matau to juodulį. O aš beržonus nematau, tu matai beržonus. Bebras. Matai? Ja. Kadangi šviesu, mes dar galim paeiti. Su termo matosi, o kaip per paprastą žiūroną žiūri nesimato. Užmeldų kažkur tai. Užkandžiauja šulikas.
Jo, tai va ten va vienas, o šalia kitas stovi. Tu yra. Einam žiūrėt. Jie. Aš sakiau, kad ten bebras. Sakiau, kad einam. O klausyk. O, čia gali būti, kad nepraeisim niekas. Jo. Jo, va, matai, va. Kas? Nepeisim, va čia va, gilu. Va, Ačiū. čia upelis. Upės. Jo, bet kol nesutemo, tai reikėtų apeiti. Kavinė pavarainu. Taip. Užtat va čia va jie pasitvenkia, žinai, ir laiko tą vandenį. Tu manai, kad mes ten nueisim? Jo, mes ten nueisim. O čia va praeisim. O tu eisi? Ne, tai čia tai normaliai viskas yra. Tik neįsmukt, aišku, reikėtų. Ant tų žodžių, ne? Ką? Ant tų žodžių įsmukti reikia. Smulkmena tokia. Jo, va, mes prieinam tą vietą. Nematau, žinai, nes nebegaliu žengti nė žingsnio. Atsargiai tik tai. Čia labai gilu? Jo, šiaip vietom yra labai gilu. Nedaisim? Ne, reikia tada kirsti iš kitur biškelį. Ir eit. Jo, čia reikės brytkelnių, nes ten blemba kokie 5-6 metrai. Ir Jau jie guli? Ha? Ir jau jie ilsisi? Jo, būdu. Turim nufilmavę vieną šūvis, du bebrai. labai įdomus. Vienas šūvis, du bebrai. Nes aš vieną šūgį girdėjau, ten kažkur lėktis buvo kažkoks. Ne, ten gal atmušimas į tą pusę, ne šūvis, mano į tą pusę ir buvo, žinau. Bet supranti, mes apėjom iš tenai, pamatėm, žinai, ten katinas, sakom, reikia į tenai, ten gerai vieta bus. Į kitą pusę, ne? Nu, stovim, taip kažką paėm, sakau, kažkas šviečia, žinai. Tada mes dar ten palei mišką užėjom. Mes į tą pusę, jo, link iš vieną kur pusę upelis einam toks tenai. į mišką. Jo, ir šitagi, sakau, blemba, lyg tai du. Žiūriu, vienas jų tamsus, kitas rudas, žinai. Ir taip sustojau, taip žiūri, žinai, žiūri tik vienas, žinai, vienas taip sėdi, kitas eit pradeda, žinai. Pokšt, žinai, jau gal. Nu, bet jie užtvankų kiek pristatė. Mes dvi užtvankas va čia varadom. Nu, kur upė į tą pusę. Taip, čia va grevys eina. Grevys eina į tą pusę. Taip. Viena yra. Ne, dvi. Plačiau, viena yra netoli. Dvi. Viena iškart, kur grevys prasideda, o kita dar toliau biškelį. Jo. Ir tai jau nebe tokia patvinus. Aš ir galvoju, nes žiūriu, kad vanduo kažkaip aukštai stojo, galvoju, kaip čia, jeigu bėga savo, kaip čia taip nenuėjau. Ja, pačia, mes buvom nuėję pažiūrėti. A tu šovė tą nuoj pusį ten? Taip. Prie miško. Bet dabar buvom užėję, aš jau beveik prie jų, nu maksimum va kaip Karolio mašina, maksimum. Viskas nebepainu, dar arčiau baigtų jokus. Keli metrai liko, viskas nebepainu, už tai, kad jau gilu, žinai. Tai reikia nuvaryti pasimti, žinai, jos. O čia va tavo užtvanka antra buvo. Normalus tiltas. Nu. Tai, Va tas beržiokas ir jie va čia va kažkur tai. Aš iki va čia buvau atėjęs. Vanduo tai sakyčiau toks nešiltas. šiltas. Nešiltas. Tu esi jau parsineši? Dideli? Kas? Dideli? Ne. Bet nedidukai, ne? Čia antrokai. Nu, bet čia, sakai, vienu šūviu du, tai čia retenybė. Nu, čia, žinai, taip sutapo, neperspektyvi bebravietė. Teko priimti sprendimą netikėtą.
Man dar 2 bebrų neteko. Man ir ne. Lapės esu vienu šūviu 2. Šernų. Aš tik šerną. Aš vis girdėjau apie šernus, kad būna dažnai. Esu 2. O tas tik po to išlindo. Jisai šalia buvo, jisai per termiką matėsi, bet aš jo nemačiau. Ir kai pradėjau taikytis, sakau, ašgi matei, sakau, du, Taip, sakau. taip, aš irgi mačiau po to per termiką. Ir žiūrėjau, nes matau, kad vienas šonė. Ir tasai supranti, kad, judėt pradėjo. Ir galvoju, jau nelauksiu aš jų čia, žinai. Ką, keliaujam.